Moralinio pasirinkimo klausimai domina visada. Ir čia tas moralinio pasirinkimo klausimas labai užaštrintas. Sakyčiau, kad jis nepraranda aktualumą ir dabar. Man tiesiog atrodo jis gana pranašiškas. Tuo, kad tas romanas futuristiškas. Tuo metu, pavyzdžiui, kai jis buvo rašomas, juk nebuvo net jokios minties apie internetą, apie virtualią realybę, kurioje dabar visas jaunimas gyvena. Ir toje virtualioje realybėje, kaip kažkas iš rimtų mokslininkų pastebėjo, neegzistuoja mirtis. Jaunimas nesupranta, kas tai yra. Ta prasme, iš virtualios realybės šito nesupras. Jau gyvenimo patirtis irgi jaunam žmogui dar tikriausiai nieko nesako apie tai, kas ta mirtis yra. Jeigu kažkas iš jo artimųjų nėra miręs. Tai. Ir mes matom, kad pasaulyje daugėja labai keistų žmogžudysčių. Tai Berdžesas, aišku, šito negalėjo numatyti. Bet tas žmogaus gyvybės nuvertinimas, taip, kokiu alsuoja visa pirmoji knygos dalis, o ta pirmoji knygos dalis tai yra visa išskyrus paskutinį skyrių. Reiškia, iš 21 skyriaus 20 yra žmogaus gyvybės nuvertinimas. Tai man atrodo, kad jis labiau užaštrina tą problemą, negu pasiūlo sprendimą. Tas sprendimas yra toks labai, sakant, epizodiškas, tarsi. Bet pats šitas klausimas mane, žinoma, kaip ir, manau, kiekvieną sąmoningą žmogų domino. Jeigu jis būtų pabaigęs tą knygą taip pat, kaip pabaigė Stanleys Kubrickas savo filmą, be tos paskutinės dalies, aš turbūt nebūčiau rizikavęs verst, nes tiesiog ta smurto apoteozė ir smurto triumfas, prievartos triumfas per visą stipriai parašytą knygą, ir žodžio meistras, ir darbas yra paveikus. Kubrickas irgi yra vaizdo meistras, ir darbas irgi paveikus. Ir manęs visai nestebina, kad kai kuriuose šalyse tie veikalai buvo nemėgstami ar net laikomi pavojingais, būtent be tos paskutinės dalies. Jo, čia aš gal netgi turėčiau įterpti šiek tiek tada faktologinės informacijos, kad tas kūrinys pasirodė 62 metais ir jisai pasirodė valstijose be tos paskutinės dalies. O ta paskutinė dalis kontrastuoja su visų kūriniu, nes, reiškia, visi 20 skyrių yra tarsi, tokio nepaliaujamo smurto, negalima sakyti, šlovinimas, tačiau jie nesiūlo jokios gerėjimo perspektyvos, taip sakykime. Ir štai 21 skyriuje tas mažasis pabaisa Aleksas staiga tarsi atranda miesčioniško gyvenimo grožį, reiškia, pamato perspektyvą tame, kame anksčiau matė tik tai kraują. Ir ji labai disonuoja su visų likusiu kūriniu. Ir Amerikos leidėjai nusprendė, kad būtent šis skyrius, jo neturėtų būti ir išmetė iš pirmųjų leidimų jį. Taip pat žvelgė režisierius Kubrickas, kuris 71 pastatė filmą. Tai po 9 metų, kaip suprantu, jau išėjus kūrinį ir tas kūrinys tapo realiai garsus, labai stipriai pagarsėjo dėl filmo. Sakykit, Sauliau, dar irgi grįžčiau, kaip rankose atsidūrė kūrinys? Kaip pirmą kartą susidūrėt su anglišku tekstu? Arba kita kalba tekstu? Mano labai gera draugė, Audronė, Alfonso Bieliausko dukra. Audronė Gečiauskienė, tai dabar jos pavardė. Kažkaip man pasakė, kad yra knyga, kurios Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, kurią neranda vertėjo. Sakau, gal tu pažiūrėtum, nes su rusų kalba gerai pažįstama, su anglų irgi. Ir pažiūrėjau. Kažkodėl niekas iš rimtų vertėjų per metus ar pusantrų neapsiėmė jos verst, nes tikrai kebli. Tai kągi, aš kažkaip pabandžiau, tas iššūkis man patiko kaip iššūkis irgi, bet sakau, jeigu ne ta paskutinė dalis, tai nebūčiau rizikavęs ir tiesiog taip ir išėjo. Perskaičiau ir
meninį potencialą, tai neabejotinai pajunti iš originalo kur kas stipriau negu iš vertimo. Aš turiu atsiprašyti, nors daugelis pasakė daug šiltų žodžių apie tą vertimą, bet aš turiu atsiprašyti, man tikrai nepavyko perduoti originalo, perteikti viso to potencialo, kurį jis turi. Manyčiau, kad nutrupėjo turbūt kokių pusė tų rusiškų žodžių, tas angliškas laisvumas, su kuriuo jie vartojami, tiesiog žodžių naujadarų, reiškia ta laisvė, kurią jie turi, kurią gali naudotis sudarydami naujus žodžius. Lietuvių kalboje šito tiesiog nėra. Daug kas nutrupėjo. Aplinka futuristinė. Autorius neduoda jokių aliuzijų į kokią konkrečią šalį, sąmoningai vengia. Pavyzdžiui, nevartoja jokios valiutos pavadinimų. Tu negali suprasti, kokioje šalyje vyksta veiksmas. Ir kartu su aiškiai neslaviškos kilmės vietovardžiais, ant gatvių pavadinimais, pavyzdžiui, angliškos kilmės, ar ten koks Marganitos bulvaras, ar dar kas nors, staiga atsiranda, pavyzdžiui, Gagarino aikštė ir plokštelių parduotuvė Melodija, kurios matyt persikraustė iš Berdžiaso vizito į Leningradą. Tai reiškia aplinka, kurioje vyksta veiksmas, panašu, kad jis tiesiog ją susintetino, išskyrė bendrus totalitariniai valstybei, totalitariniai visuomeniai būdingus bruožus ir juos sukrovė, koncentravo į vieną aprašymą. There was me. That is Alex, and my 3 droogs. That is Pete, Georgie, and Dim. And we sat in the Korova milk bar trying to make up our razoo dogs what to do with the evening. The Korova milk bar sold Milk Plus Velocet, or Synthemesk, or Drencrum, which is what we were drinking. This would sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultra-violence. Tai va, o man pačiam skaitant ir regint tas sandūras dviejų sistemų, dviejų pasaulių, reiškia tą susintetintą kalbą ir susintetintą aplinką, man kaip tik susidarė įspūdis, kad galbūt Berdžiasas galėjo norėti pasakyti, sakau atsargiai, galėjo norėti, kad problemos, apie kuriais jis kalba kūrinyje, nėra būdingos vien totalitarizmui, reiškia, kad tai yra apskritai bendražmogiškos visos visuomenės, visos žmonijos problemos. Nes iš tikrųjų, kaip matome, ir dabartyje, juk iš šios knygos turbūt, pagrindinė mintimi, nepaisant viso smurto, vis tiek turime laikyti, reiškia, bandymo sukonstruoti tobulą žmogų, tobulą visuomenės pilietį, kaip paskui atsidūręs reabilitacinėje programoje, Aleksa bando, žodžiu, atsisakyti smurto tam tikrą metodiką, sunaikinant jo pasirinkimo laisvę. Tai tarsi yra simbolis, kaip elgėsi su žmogumi valstybė, reiškia, valstybė kaip tokia, čia jau nepaisant to, kokią ideologiją jį palaikytų. Va, tai kažkaip man ši gija pasirodė visai įtikinama, kad taip, ta mintis galėjo šmėstelėti ir kūrėjo galvoje, nors be abejo to negaliu pagrįsti konkrečiai. Ir čia turbūt geras niuansas, kad svarbiau turbūt ne tai, kad anglų ir rusų kalba, o svarbu tai, kad jis maksimaliai stengiasi depersonalizuoti, dekonkretizuoti, apibendrinti. Taip, kad toks reiškinys gali atsidurti, bet, taip sakant, iškilti kokioj nori valstybė. Man atrodo, čia būtent knygos pavadinimas jau nurodo Priskono tęstiną kaip, tam tikrą organinę mechanizmą. Ir klausimas, tai kiek apskritai visuomenė daro įtaką Alekso pasirinkimas, kiek pats Aleksas iš tikrųjų. Ir suversti vėlgi kaltę policiniai valstybei, kuri, aišku, siekia savo tikslų, tai yra sukurti paklusnų pilietį. Bet kartu jinai ir sukuria precedentą tokiems asmenims kaip jis ir susiformuoti tokioms subkultūroms.
Tai ta pati pabaiga, manau, kad čia irgi pavadinimas šiek tiek leidžia išryšti dėl to, kad tai nėra sąmoningas jo apsisprendimas. Tai vėlgi yra kažkas, kas padiktuoja galbūt jo vidinis mechanizmas, o galbūt tiesiog organika. Kodėl knyga pavadinta Prisukamo apelsino ir ką tai reiškia? Berdžesas pats šitą aiškina taip, kad vienas iš Londono vadinamasis koknių dialektas, jis gal ne pati prastuomenė, bet arti to, toks gan proletariškas leksikonas, reiškia, jie turi tokį posakį, kad kai nori pasakyti, nusistebėti kažkokio reiškinio neįprastumu ar keistumu, tai sako, kad jis kreivas, kaip prisukamas apelsinas. Ir jam dar iš dalies ir dėl to jis pats sako, kad jis ilgą laiką dirbo apie 10 metų Malavijoje, Brunėjuje švietimo inspektorium, reiškia kolonijinės valdžios Anglijos, ir malajų kalba, man atrodo, žmogus vadinamas orang. Daugiskaita orang. Orangutangas turbūt irgi iškilęs. Miško žmogus. Tai jam tas orange, tas prisukamas apelsinas ir apelsinas, ta asociacija, reiškia, orang kaip žmogus, matyt, kažkaip suveikia. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. Sun's in my heart and I'm ready for love. Nes mes iš tikrųjų knyga labai palanki į kinematografinti, nes pats Burčas kalba apie kino poveikį ir būtent kinas tampa to behavioristiniu instrumentu tam, kad pakeistų žmogaus psichiką. Ir jis žiūri, kaip prisimenate, jam yra šitie akių vokai prispaudžiami ir jis turi nuolatos būti bombarduojamas baisiausiais vaizdiniais ir būtent tai jame galų gale sukelia tokią priešingą biologinę reakciją. Tai būtent todėl Kubrickui faktiškai nereikėjo kažkaip labai radikaliai keisti knygos siužetų ir jis pakankamai ištikimai ją seka. Kaip mes ir pradžioje pokalbio pasakėm, tai ir man atrodo, tai svarbu būtent pabrėžti, kad pabaiga yra anksčiau baigėsi filmas negu knyga ir mes jau nebeturime, dėl ko mes čia diskutavome. Ir būtent tai lemia, kad į šitą filmą aš labai siūlau jums žiūrėti kaip į filmą filme arba metafilmą, nes yra keliais lygmenimis pasireiškia šitas momentas. Tai vienas dalykas, tai aišku, yra sąsaja su knyga ir ką aš kalbu apie behavioristinį momentą. Kitas dalykas, kad Kubrickas, norėdamas kritikuoti tam tikras temas, kurias mes irgi čia palėtėm, jis pasiema Hollywoodą kaip aparatą ir naudodamas tam tikras jo strategijas, jis parodo, kad būtent jos vesdamos tokią lengvabūdišką pramogą ir smurtą paversdama pramogą ir klausant, didingos Beethoveno 9-osios simfonijos, tam tikrą prasme užliūliuoja ir patį žiūrovą. Mechanikiškais terminais neišprievartauja jo į nepriklausomybę. Ir todėl filme, kas šiek tiek nutolsta nuo knygos, viena iš scenų, kur rašytojas ir jo žmona yra užpuolama Alekso ir jo draugų. Tenais Aleksas dainuoja Singing in the Rain ir nežinau, kiek jums yra žinoma, bet tai yra vienas iš tokių ikoninių klasikinių Hollywoodo muzikų, sukurtų beros, jeigu neklystu, gal 52 metais, tai yra, o gal netgi, kažkur 15 metų skirtumas tarp Kubricko filmo. Ir būtent čia Kubrickas jau ironizuoja ir su Prisukamo apelsinu tam tikrą prasme mes matome, jau slenkstį postmodernų kiną. Ir tas musiclas yra, aišku, lengvabūdiškas hollywoodinis filmas, kuris taip pat yra ironija, tačiau ironija
laikmečio, kada kinas iš nebylaus perėjo į garsinį. Na ir su to būtent perėjimu kildavo juokingiausių ir absurdiškiausių situacijų. Tai kitaip tariant, Kubrikas ironizuoja kitą ironiją. Na ir kas iš to išeina? Išeina tai, kad filmas tampa labai uždaras ir pats susilaukia didžiulės kritikos iš kitų režisierių. Na, mano, pavyzdžiui, minėto Hanekas, kuris sakė, kad fašistiniais metodais negali nugalėti fašizmų. Ir būtent didžiausia kritika, ir pats Birchas puikiai įvardė Kubriko atveju, tai kad filmas toks nuostabus, kad net darosi pavojingas. Tai kitaip tariant, puikus vizualinė Kubriko fantazija ir gebėjimas įkūnyti savo, žodžiu, kažkokius įsivaizdavimus leidžia žiūrovui nutolti nuo tam tikrų, galbūt, tokių, ką mes čia kalbėjom apie didaktinės ar moralinės idėjas. Ir kitaip tariant, paversti smurtą pačių reginiu, kuris, nepaveikia, nenuveda į katarsį, tiesiog, ką aš sakiau, leidžia mąstyti apie postmodernų kūrinį. What exactly is the treatment here going to be then? Oh, it's quite simple, really. We're just going to show you some films. You mean like going to the pictures? Something like that. Well, that's good. I like to biddy the old films now and again. Čia vienas iš pirmųjų Burgeso romanų ir jis tuo metu dar buvo beveik nežinomas. Šitas romanas jam atnešė pripažinimą. Jis buvo ne tas žmogus, koks jis buvo savo gyvenimo pabaigoje, kuris galėjo diktuoti sąlygas. Tuo metu sąlygas diktavo jam. Ir jo leidėjas jam pasakė, arba mes tos knygos neleidžiam, arba mes ją leidžiam be paskutinio skyriaus. Ir jis pasirašė kontraktą ir viskas. Tai visgi žinojo, vadinasi. Ta prasme, tai su jo... Taip, jis sutiko. Jis tuo nesidžiaugė, bet jis sutiko. Bet jis, iš to, ką jis rašo pats apie šitą įvykį, nepanašu, kad jis ekstrapoliuotų kažkokias išvadas į visą Amerikos visuomenę. Tiesiog matyt, tas leidėjas buvo toksai sensacionalistas. Ne moralistas, sakykime, ne humanistas, o sensacionalistas. Ir kaip rodė patirtis, gal visai tas žingsnis nebuvo toks netikės. Taip, panašu, Kubrikas, jeigu ta nata nebūtų rezonavusi, Kubrikas nebūtų grojęs to paties akordo. Bet matyt, kad tai neatsitiktinumas, tai daug ką pasako apie visuomenę. Jeigu būtent tokios natos taip stipriai rezonuoja, tai gali suprast, kas toje visuomenėje dedasi. Ir mes matom šitas apraiškas, taip, tie vaikų iššaudymai mokyklose masiniai ir panašiai. Čiagi tas pats skonis, tas pats reiškinys. Jis aktualus ir šiandien.